Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Remigius Šimasius, mer Vilna. Dzień dobry, labas rytas jums. Dzień dobry. Ar valdžia išgirs visuomenės balsą? Vakar prie vyriausybės įvyko didelis mitingas dėl tautinių mažumų mokyklų diskriminacijos. Tai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad valdžia labai girdi visuomenės balsą ir labai jo klauso ir sistemiškai sprendžia visas problemas. Ir šiaip, jeigu iš tikrųjų mitingas buvo apie švietimo problemas, tarsi lenkiškų ir rusiškų mokyklų atstovai protestavo, tai dalis rusų bendruomenės irgi labai aiškiai pasakė, kad mes neinam, nes yra, truputėlį pro šalį. Bet dalis pasakė, kad yra. O dalis eina. Ir čia aš bijau, kad čia yra susiję ne su lenkų ar, rusų, kaip tautos atstovais, kiek su atskirų mokyklų atstovais. Mes turėjome ir lietuviškų mokyklų protestus prie savivaldybės šiuo atveju, turim dabar lenkiškų mokyklų ir šitoje vietoje vėlgi neatsitiktinai ten turbūt nebuvo nei Jono Pauliaus, nei Mickevičiaus mokyklos. Mokyklų, kiek žmonių dalyvavo protesto akcijoje? Žinokit, neskaičiau aš tų žmonių, 20, o vakar apie 1000. Žinokit, buvo keli šimtai. Iš tikrųjų, vien iš Tuskulėnų mokyklos buvo keli šimtai moksleivių ir kitur yra. Tai aš vėlgi sakyčiau, mūsų mokyklų bendruomenėmis yra labai natūralus dalykas, kad jeigu paliečia mokyklos bendruomenę kažkas ir jeigu mokytojai sako, kad negerai, tai žmonės ir ateina. Ir aš, gerbiamą Renatą, noriu vis tiek viešai iškelti tą klausimą, neatsitiktinai nei Jono Pauliaus, nei Mickevičiaus mokyklos moksleivių ten nebuvo, kurie visą laiką kelia klausimą, kad reikia užbaigti, švietimo išgryninimo mokyklų Vilniaus mieste. Ir iš tikrųjų mes turime ne susipriešinimą tarp lenkų ir lietuvių šitoje vietoje, bet susipriešinimą tarp skirtingų lenkų mokyklų atstovų. Būtent viduje, tarp skirtingų. Ir būtent to man labai gaila, kad ne visą laiką žiniasklaida pastebi ir mato, nes jeigu taip rimtai panagrinėjus tą temą, tai reikėtų čia susadinti išgrynintas gimnazijas ir tas mokyklas, kurios nori tapti ilgosiomis gimnazijomis ir padiskutuoti tarpusavėje apie tos dalykus. Gerai, dėl kokių lenkiškų mokyklų dabar ateities sprendimas yra jūsų rankose, savivaldybės, o dėl kokių yra švietimo ir mokslo ministerijos rankose? Matote, iš tiesų įstatymas numato, kad turi nebelikti vidurinių mokyklų tokio kaip statuso, tai mokykla arba turi likti ilgoji gimnazija, arba likti pagrindinė mokykla. Ir tam, kad mokykla liktų ilgoji gimnazija, jinai turi atitikti vieną iš 3 kriterijų. Arba jinai turi būti miesto pakrašty, kur toli atvažiuoti, arba jinai turi būti privati mokykla, tai yra ne valstybinė, arba jinai turi turėti specifinę ugdymo programą ir tą turi patvirtinti švietimo ministerija ir tada savivaldybė gali nuspręsti, kad jinai liks ilgoji. Tai yra 3 keliai. Tai Sirekomlis turi, jis jau turi krikščioniško, ta prasme, jau profilį savo parinko. Tai Sirekomlės mokykla yra labai savotiškame statuse, nes tas ugdymo to su katalikiška kryptimi susijęs ugdymas ministerijos nėra patvirtintas kaip tokia atskira kryptis. Ir Sirekomlės mokykla save traktuoja, kad tai yra privati mokykla, nes jinai yra ne biudžetinė įstaiga pagal registraciją formalią, o viešoji įstaiga. Ankstesnė savivaldybės taryba tokį sprendimą padarė. Dabar ką tai reiškia, labai skirtingas yra traktavimas. Ar tai reiškia, kad jau mokykla privati ar ne? Nes jeigu privati, tai jinai turėtų be jokių patvirtinimų galėti likti ilgoji gimnazija. Jeigu laikome, kad valstybinė, čia tokie tarsi biurokratiniai dalykai ir ne. Ir iš tikrųjų netgi dauguma teisininkų sako, kad netgi konstitucija sako, kad negali valstybinė mokykla būti vienos religinės pakraipos, jeigu jinai nėra privati ir atitinkamai tai reiškia, kad viskas. Ir šiuo atveju mes kaip savivaldybė, neatsimenu ar mano paties parašo ar vicemero parašo, esame užklausę švietimo ministerijos, o kaip traktuoti tą situaciją, ar ministerija apskritai akredituotų tokią mokyklą, ar, grubiai tariant, ar gautų atestatą, tą mokyklą baigė moksleiviai. Ir mes laukiame iš tikrųjų dar to atsakymo. Jeigu atsakymas bus, vienoks ar kitoks, tada savivaldybės rankose irgi bus sprendimas. Tai yra nuo ministerijos ir savivaldybės kartu priklauso. Kiek laiko jūs jau laukite atsakymą? Taigi laiko dabar iki rugsėjo 1 dienos visai nedaug liko. Mes laukiam jau kurį laiką. Ir tiesą sakant, ministrų kaita ir ministrų toks traktavimas, kad čia kaip karšta bulvė šitas mokyklų klausimas, tai iš tikrųjų nepadeda sklandžiai spręsti šitų dalykų. Kadangi pats pasakėt, kad traktavimas yra skirtingas, galima taip, o galima kitaip. Tai patraktuokit tai, kaip nori visuomenė šitos mokyklos, kaip nori lenkai. Jiegi tikrai nenori savo blogesnių sąlygų. Žinot, kaip tas traktavimas, tai nėra taip, kad patraktuosim kaip nori. Čia iš tikrųjų labai svarbu, kad, vėlgi aš sakau labai paprastai, kad
kad rugsėjo mėnesį nepaaiškėtų, kad ministerija sako, ką jūs čia pridirbot, negalima taip daryti apskritai. Tai mes iš tikrųjų ministerijos nuomonės dėl to klausim. Bet jeigu net ministerija pasakys, kad gali likti ilgoji gimnazija, net jeigu pasakys, kad tai ne privati mokykla, teoriškai galima steigti 2 butaforinės mokyklas po vienu stogu ir tiek, kad moksleiviai net nepajustų, kad į kitą perina. Esminis klausimas, reikia susėsti kartu su Mickevičiaus gimnazija, Jono Pauliaus gimnazija ir kalbėti apie Lenkų švietimo kokybės reikalą. Nes atrodo, kad tas kokybės klausimas nustumtas į antrą planą visur. Neatsitiktinai iš Naujosios Vilnios ir iš Antakalnio, kai kur Jono Pauliaus gimnazija arba kai kur Mickevičiaus gimnazija tėvai vaikus veža. O jūs manot, kad Lenkų visuomenė tikrai, jai nerūpi kokybės klausimas? Aš manau, kad labai rūpi, bet dėja... Tai dėl ko jie protestuoja tada? Vėlgi protestuoja, sakyčiau, ne visa Lenkų visuomenė protestuoja. Protestuoja dalis, kurios, paliečia pertvarkymas ir, turbūt Sirokomlės mokykla yra, aštriausias klausimas. Kažkiek su Leleverio mokykla yra susiję tie dalykai, bet vėlgi mes pažiūrime į kitą pusę ir vėlgi matom geras gimnazijas, iš tikrųjų, į kurias daugiausiai traukos yra. Tai yra į Jono Pauliaus gimnaziją ir Mickevičiaus gimnaziją. Ir matome, kad tom gimnazijom, kad jos ir toliau liktų geros ir gerėtų, joms reikia būtent šitų sprendimų. Taip, palaukit, tai jūs pasakyti, kad jeigu nebus sprendimo dėl Sirokomlės mokyklos, dėl Leleverio, aš supratau, jau pirmas žingsnis padarytas, kad nebūtų gimnazija ilgai. Taip, dėl Leleverio, man atrodo, situacija visiškai aiški iš tikrųjų yra ir, vėlgi, negali su 1 ar 2 klasės būti ta gimnazija, juo labiau, kad, viskas rodo, kad ir tas Gedimino technikos universitetas pasakė, kad tas modelis netinkamas. O dėl Konarskio ir Lazdynų mokyklos, tai sprendimai buvo praeitos dar savivaldybės, ar jau jūs priėmėte? Taip, buvo praeitos savivaldybės priimti sprendimai. Praeitos savivaldybės, kur buvo Lenkų rinkimų akcija valdančioje koalicijoje. Taip, be abejo. Jie sako, kad tai jūs priėmėt, kad tai jūsų savivaldybė priėmė sprendimus. Matot, kaip Lenkų rinkimų akcija pasižymė tokio specifinio veikimo būdu savivaldybėje, tai priimtas ankstesnės tarybos sprendimas, tą vienareikšmiai galiu garantuoti. Kad nebūtų formuojamos 11-12 klasės? Taip. Ir aišku, savivaldybės dabartinė sudėtis negali pakeisti, atšaukti, aš tikrai nesikratau atsakomybės šitą vietą. Tikrai gali tai vykti, bet prasmės tam iš tikrųjų nėra daug. Bet dar kartą noriu pasakyti, jeigu mes norime kalbėti apie vieną mokyklą, tai mes ir kalbame apie vieną mokyklą, bet jeigu mes norim kalbėti apie Lenkų švietimo klausimus Vilniaus mieste, tai reikia sodinti visų mokyklų bendruomenės ir kartu kalbėti. O jūs bandėte tai padaryti? Kalbėti su visais? Žinot, bandžiau, bet taip jau yra, kad jeigu sprendimas kam nors palankus, tai žmonės dažniau linkę sėdėti, tylėti ir laukti, kol čia praeis. O kam maždaug lysti diskusiją? O jeigu nepalankus, tai tada jau lipama smarkiai ant bačkos ir sakoma, kad mus skriaudžia. Tai iš tikrųjų tai yra labai negerai, nes galiausiai rezultatas bus visiems blogesnis nuo to, jeigu taip įvyks. Ir čia tiesą sakant, aš nematau jokio skirtumo nei Lenkų mokyklų, nei lietuvių mokyklų, nei rusų mokyklų srityje. Lygiai tas pats ir su lietuviško mokyklom. Visi klausimai dabar Fabijoniškių, tarkime, mokykla lygiai taip pat yra nepatenkinta būtent Fabijoniškių mokyklos bendruomenė, kad jinai nebus ilgoji gimnazija, arba kaip jos savivaldybė bent neteikia. Bet kita vertus mes lygiai taip pat rūpinamės, kad pirmokai patektų apskritai bent į kokią mokyklą, nes būtent tame krašte daugėja. Betgi čia nėra grėsmės, kad pirmokai nepateks dėl lenkiškų mokyklų. Yra vietų, dėl to nėra baimės. Nėra grėsmės, bet yra labai aiškus kokybės reikalai, neišnaudojimų plotų reikalai. Ir tarkim, Leleverio mokyklos atvejus turbūt geriausias pavyzdys, kai Leleverio mokykla yra skirtingose upės pusėse. Kita vertus, vienoje pusėje Antakalnyje yra po vienu stogu Leleverio mokykla ir lietuviška mokykla. Ta pati lietuviška yra skirtingose gatvės pusėse. Ir tokios košės, tai turbūt reikėtų paieškoti, aš nežinau, ar dar kur Europoje rasim. Ir akivaizdu, kad, sakykime, mokykla nėra apkrauta ir norint iš tikrųjų geros kokybės, reikia rimtų sprendimų. Vakarykštės protesto akcijos rengėjai sakė, kad protestuos iki laimėjimo ir skelbia jau streiką mokyklose, vaikai neis į mokyklas. Jūsų komentaras? Tiesą sakant, aš negirdėjau šito pasakymo, jeigu taip sako, tai matyt, žino, kas sako. Vėlgi, gerbiama Renata, jūs man užduodat kelintą klausimą apie tą patį, o tai kaip su to mokyklom? Tai man klausimas yra, kaip padaryti, kad Lenkų mokyklų švietimas būtų žymiai aukštesnės kokybės negu dabar. Ir šitoje vietoje reikia šnekėti su Lenkų bendruomenė ir aš tiesą sakant, Lenkų bendruomenės balso, kaip po tokio aš pasigendu.
Jo nėra. Ir Balsas buvo vakar prie vyriausybės. Ar jums tokio balso yra per mažai? Jo, žinokit, Lenkų rinkimų akcija, atskiros mokyklos, dar ką, jos, sakykime, net nesugeba suburti visos Lenkų bendruomenės balsų. Nes aš dar kartą sakau, nueikite į Mickevičiaus gimnaziją, į Jono Pauliaus gimnaziją ir paklauskite apie šitą sprendimą. Aš žinau, kas bus. Bus greičiausiai kuklus nutylėjimas, bus pasakyta, kad mes akcijoje nedalyvavom, nes mūsų nepakvietė, o iš tikrųjų tyliai bus pasakyta, kad klausykit, užbaikit, būkit geri, pagaliau užbaikit šitą mokyklų išgryninimą, nes kitaip mūsų mokyklos labai kenčia ir negalim geros kokybės užtikrinti. Tai čia labai svarbu neužkipti ant to kabliuko ir iš tikrųjų labai atsakingai tą klausimą spręsti ir va to atsakingumo aš labai ir ypač pasigendu, sakykime, iš Lenkų rinkimų akcijos pusės, nes yra stojama mūrų už kiekvieną mokyklą, o netgi pačioje Lenkų rinkimų akcijai taip tyliai kas už vieną mokyklą, kas už kitą, o bendro vaizdo tai ir nematyti. Gali būti ir taip, kad bus pratęstas tas laikas, kad ne iki rugsėjo 1 dienos turi būti išgrynintos ir pertvarkytos mokyklos, ar dar laikas bus ilgesnis. Gali būti taip. Matot, tai būtų geras kai ateina politikai, tai viską gali padaryti. Gali viską atšaukti, gali viską pakeisti, viską pratęsti. Ar tai bus geras sprendimas? Ne, man atrodo, kad blogas sprendimas ir man atrodo, kad blogiausia yra, kad ankstesnėje savivaldybės taryboje ilgą laiką buvo už nosies vedžiojami visi, kažkokios iliuzijos kuriamos, nepaaiškinti sprendimai, kas kodėl daroma. Tai čia yra didžioji bėda. Ir šiandien yra natūralus nesusikalbėjimas. Tas pasakė apie tą, o anas apie šitą. Taip, bendro vaizdo nėra, apie švietimo kokybę apskritai nelabai bekalbama, o apie lenkiškų mokyklų švietimo kokybę dar mažiau kalbama negu apie lietuvišką ir man atrodo, čia yra tikroji bėda. Nes pažiūrėkime realiai, kaip Lenkų šeimos vaikus savo leidžia į kokias mokyklas, neatsitiktinai važiuoja į kitą miesto galą, nors gali likti ir toje pačioje vietoje, jau šiandien. Mes pažiūrėsime į tos srautus ir atsakymą rasim tėvų pasirinkime. Gerai, keičiam temą. Vilniaus taryba pritarė siūlymai kompensuoti tėvams, kurie vaikai lanko privačius darželius 100 eurų. Taip, nuo kada ir kaip ilgai tai galios ir kaip tai funkcionuos, merė? Jeigu šį mėnesį pritars taryba galutiniam tam sprendimui, nes dar po pateikimo pritarta, tai turėtų įsigalioti nuo rugsėjo 1 dienos ir galioti neribotą laiką. Tai nėra, kad metams ar dar kaip. Ir kodėl tai yra daroma? Todėl, kad būtų viena vertus įspręstas darželių trūkumo klausimas, antra, užtikrinta kuo didesnė įvairovė darželių ir iš tikrųjų darželių trūkumo klausimas įspręstas greitai, prieinamai ir O ar tiesa, kad naujai valdžiai buvo šokas, kad darželių problema Vilniuje atrodė visai kitaip prieš tai, o dabar, kai pamatėte, tai šoką gavote? Matot, tas šokas tai yra, kaip sakant, portalo antraštė, bet kad skelbiami buvo melagingi skaičiai ilgą laiką apie darželių trūkumą, tai faktas. Nes ką mes visi atsiminam, kiek trūksta vietų darželiuose, kas buvo skelbiama. Tai sakoma, 1500 vietų trūksta, prieš rinkimus jau buvo skelbiama, kad 700 vietų trūksta, o realybė yra ta, suskaičiavus realiai, kiek darželinukų tėvai norėjo juos leisti į savivaldybės darželius ir neišleido, tai yra 7000, virš 7000. Tai kaip čia tą vadinti? Ne pirmą kartą yra primanipuliuota ir primeluota, bet faktas, kad yra darželių trūkumo reali problema tokia ir jinai buvo slepiama ilgai. Ir dar vienas klausimas, kiek žmonių ketinate atleisti artimiausiu laiku iš savivaldybės? Savivaldybė turi dirbti tiek žmonių, kiek reikia ir nei daugiau, nei mažiau, nes jie dirba nuo mokesčių mokėtojams. Tai mes pagal mūsų planą yra iš 930 dabartinių etatų mes numatę palikti 800. Tai yra beveik 130, nes yra dalis neužpildytų etatų. Tai o kaip jūs paskaičiavot, kad būtent tiek yra optimaliai gali dirbti? Kur čia yra tokie skaičiuoklė? Matot, Renata, niekada aš nevartoju žodžio optimaliai ir nesitengiuosi nesakyti to, nes turbūt nėra tokio sprendimo, kad galėčiau pasakyti, štai jau tobulas, tikrai negalima nei kiek patobulinti. Aišku, visą laiką yra geresnių sprendimų, gal ir daugiau reikia sumažinti, gal daugiau palikti, bet pagal tai, ką mes matom, ką sugebėjom pamatyti, pagal tai, kur funkcijos dubliuojasi, kur tenai 9 auklės vaikas be galvos arba kur ne iki galo apkrauta, tai būtent mes skaičiavom, kad 130 kelios tos vietos yra ir manau, kad tai yra gana adekvatus paskaičiavimas. O nebus taip, kad bus atleisti visi dėl politinių tiesiog dalykų, o paskui priimti dar daugiau, bet jau savus žmonės priimsit? Aišku, aš galiu pasakyti, kad dabar ne, jūs patikėsit arba nepatikėsit, bet man tai aktualu tik profesionalumas ir tai, kad žmonės dirba realiai darbą, kuris yra prasmingas. Tai tos politinės, vėlgi, aš žinau, kad savivaldybėje buvo ilgai tradicija pagal
politinės linijas įdarbinti žmonės. Bet tiesą sakant, stengiuosi nei pastebėti šitų dalykų, nei kreipti dėmesį, nes labai... Nei pats darysi? Pats tai turbūt irgi kadrų politika, šiandien gali pasakyti ir matosi, kokios ir administracijos vadovai ir pavaduotojai, kokie atsiranda, tai tos politikos aš ten nematau, nes iš tikrųjų tai yra vykdančioji institucija ir politikai turi daryti politiką, o savivaldybės tarnautojai turi atlikti vykdančiasias funkcijas. Tai šitoje vietoje aš tą labai aiškiai matau atskirimą ir tą darau. Dar vienas klausimas, dėl kokių klausimų yra sunkiausia susitarti su visų koalicijos partneriais? Iš tiesų, dėl visų klausimų mes ir normaliai pasiginčijam ir galiausiai sutarėm. Tai aš nedrįščiau išskirti, kur čia daugiausiai, bet tas pats mokyklų klausimas iš tikrųjų yra karštas ir aš tą labai smarkiai suprantu. Ir tai turbūt daugiausiai yra susijęs su mokyklų vadovais ir mokyklų mokytojais, kurių asmeninį klausimą tai dažnai paliečia, ar ne? O ar aš turėsiu pakankamai krūvio, jeigu nepakankamai krūvio ar pakankamai atlyginimo. Ir labai natūralu, kad dažniausiai pokytis reiškia, kad kažkas keisis ir nebūtinai galbūt gera konkrečiam, tarkim, mokytojai. O kiti, ir kokybė, ir kitos mokyklos, ir dar kas dažnai nueina antrą planą. Tai va čia yra didžiausias sunkumas. Merė, ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū. Geros dienos Jums linkime. Dziękuję. Naszym gościem był Remigijus Šimašius, mer Vilna.